Ar jūsų vaiko dėmesį galima įvertinti? Taip, ir per šią minutę aš paaiškinsiu, kaip tai atpažinti. Dėmesys – tai vienas svarbiausių pažinimo procesų. Jis veikia kaip filtras, padedantis smegenims atrinkti, kas svarbu, o kas triukšmas. Jei vaikas klasėje dažnai žvilgčioja į aplinką, praleidžia mokytojo žodžius ar pamiršta, ką reikia padaryti, silpnesnis gali būti selektyvus dėmesys. Jis padeda susitelkti į vieną dalyką, nepaisant aplinkos triukšmo. Jei vaikas greitai pavargsta ar pamoka jam per ilga, sunkiau gali būti išlaikyti sutelktą dėmesį. Tai gebėjimas dirbti be blaškymosi ilgiau nei kelias minutės. O jei jam sunku klausytis ir rašyti, gali būti silpnesnis padalintas dėmesys, leidžiantis atlikti kelias užduotis iš karto. Visi šie dėmesio tipai gali būti treniruojami. Brain Gym treniruotė stiprina gebėjimą susikaupti, filtruoti dirgiklius ir išlaikyti dėmesį iki galo. Kai stiprėja dėmesys, mokymasis tampa lengvesnis, o pasitikėjimas savimi didesnis.